Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Vilniaus gynybinės sienos Bastėja, Bastionas, Barbakanas. Bokšto gatvės rajonas vienas seniausių mieste. Jau 12 amžiuje čia buvo žvejų gyvenvietė. Su kalnu, ant kurios stūkso bokštas, susijusi legenda apie Slibiną. Šis žvėris surėjo šimtus žmonių, nužudydamas juos savo žvilgsniu. Pagaliau atsirado jaunas lietuvis, įkopęs į kalną su veidrodžiu rankoje. Slibinas išvydęs save veidrodyje krito persmeigtas savo paties žvilgsnio. Bastėja buvo pastatyta 1640–48 metais. Jinai nukentėjo per 655–61 metų karą su Rusija. 18 amžiaus pabaigoje Bastėjos gynybiniai grioviai ir mūrai buvo užpilti, dalis teritorijos užstatyta pastatais. Pirmojo ir antro pasaulinio karų metu vokiečiai Bastėjoje buvo įsirengę slėptuvę ir ginklų sandėlį. Po antro pasaulinio karo Bastėjoje buvo įrengtas sandėlys. 65–70 metais Bastėjos teritorijoje pradėti archeologiniai kasinėjimai ir atkūrimo darbai. Atstatytas bokštas, restauruotos patrankų patalpos vidus ir juos jungiantis tunelis. 987 metais Bastėjoje atidarytas ginklų muziejus. Ačiū Jums už peržiūrą.